Menopauzė. Su kuo tau sunkiausia susitvarkyti – energija, miegu ar emocijomis? Kas tavo kūnui dabar kelia daugiausiai iššūkių? Sužinok, kokio palaikymo tau reikia dabar. Klimakteriniame periode persitvarko mūsų hormoninė sistema, mūsų lytiniai hormonai. Pirmiausia, tai estrogenai, tai yra mūsų švytėjimas, tai mūsų spindesys, tai yra mūsų vaisingumas. Kodėl 30 metų moteris ima gražėti ir iki 40 būna pačios gražiausios, labiausiai švytinčios? Tai dėl to, kad tai yra tas amžius, kada labiausiai dauginimuisi parengtos esam. Kai estrogenai ima mažėti, mes pradedam vysti, bet tai pasimato ne tik išorėje, tai pasimato ir viduje. Dažnai girdime tokį sakinį, kad klimakterinis periodas yra raganų periodas. Pradedam raganėti. Kas nutinka tame klimakterinėme periode? Mes pradedame daugiau prakaituoti. Su prakaitu netenkame daug mineralų, ypatingai magnio, kalio. Ir kas toliau? Magnis yra antistresinis mineralas. Magnis yra detoksikuojantis mineralas. Magnis yra atpalaiduojantis mineralas. Magnis yra mineralas, kuris dalyvauja energijos gamyboje. Ir jeigu mums jo ima trūkti, tai stresuojam, sutrinka detoksikacija, nemiegam. Magnis taip pat atpalaiduoja raumenis. Tai reiškia, kad kraujo spaudimas irgi yra reguliuojamas dėka magnio. Trūkstant magnio, kraujospūdis ima kilti. Energijos trūksta, nes magnio trūkumas lemia energijos gamybos sutrikimus. Tai tame periode, sakyčiau, moterims su magniu reikia sudaryti rimtus santykius. Taip pat visada ženytis rekomenduoju su kofermentu Q10, kurį gamina mūsų organizmas, bet su amžiumi jau apie tą klimakterinį periodą jo sintezė yra kažkur apie 50%. Kas tai yra? Tai yra fermentas, jaunystės eliksyras, bet negalvokit, kad jaunystė tai tik tai gražus beraukšlių veidas. Jaunystė tai puikiai veikianti, plakanti širdis, funkcionuojantis visi organai. Patarimas: nuo 50 metų su kofermentu Q10 apsiženyti iki gyvenimo pabaigos. Iš kur gauti estrogenų? Estrogenus gamina ne vien tik lytiniai organai, bet gamina ir riebalinės ląstelės, gamina ir žarnyno ląstelės. Moteris su amžiumi dažniausiai pradeda pilnėti, tai organizmas pats save gelbėja. Organizmas, kad estrogenų daugiau pasigamintų, stengiasi riebaliuką užsiauginti. Tačiau jei mes gautume iš maisto arba iš maisto papildų fitoestrogenų, tai mums tie fitoestrogenai būtų kaip pakaitalas mūsų estrogenams ir organizmas nejaustų to deficito. Mažėjant estrogenams organizme mažėja kaulinių ląstelių skaičius, kurios įsisavina kalcį. Tai ką mes turim? Kaulų retėjimą, jeigu trūksta estrogenų. Kalcio deficitas taip pat lemia magnio prastą įsisavinimą, nes susiję yra kalcis su magniu, vienas kitą įtakoja. Taip pat kalcis reikalingas nervinių impulsų perdavime. Vitaminas D. Vitaminas D įtakoja lytinių hormonų sintezę. Žemas vitamino D lygis lemia estrogenų deficitą. Todėl reikia visada susitvarkyti vitamino D lygį organizme ir kad jis būtų ne ties minimalia riba, bet geriau ties maksimalia riba. Vitaminas D yra ir antiuždegiminis. Jis yra ir antidepresantas natūralus. Jis yra ir antivirusinis, ir antivėžinis vitaminas, arba kitaip tariant hormonas. Kada yra klimakterinis laikotarpis, moters organizme vyksta didžiulis oksidacinis stresas, ko pasekoje pradeda vystytis lėtinis uždegimas. Tai vitaminas D stabdo lėtinį uždegimą ir apsaugo mus nuo lėtinių įvairių susirgimų ateityje. Pastebėjote, moteris,
kad atrodo buvom sveikos, bet atėjo klimakterinis periodas ir atrodo užpuolė 1000 ligų vienu metu. Ir spaudimas, ir širdis, ir nervų sistema. Vitamino D deficitas gali lemti ir kraujospūdžio kilimą. Yra atvejų, kai kraujo spaudimą sureguliuoti pavyko vien tik atstačius vitaminą D. Omega-3 riebiosios rūgštys. Omega-3 rūgščių tame periode turėtume gauti ne mažiau kaip 1300 mg parai. Taip pat sunku moteriai adekvačiai reaguoti į stresą, jeigu trūksta omega-3 riebių rūgščių. Gali stengtis kiek tik nori, jeigu omega-3 deficitas, tu iš musės visada darysi dramblį. Būsi verksminga, graudinsiesi, reikia ar nereikia. Moteris sako, ar čia man tikrai trūksta, aš kaip ir valgau sveiką maistą, bet omega-3 galime gauti tik iš jūrinės laukinės žuvies. Prekybos centruose parduodamos ūkiuose augintos žuvis, ten omega-3 riebiųjų rūgščių yra tik pėdsakai. Vitaminas E. Žinoma, akcentuoti reikėtų, kad tai turi būti tik natūralios kilmės vitaminas E. Nes sintetinės kilmės vitaminas E, jeigu jį perdozuojam, jis pradeda veikti priešingai. Koks yra veikimas vitamino E? Išlaiko odoje ir gleivinėse drėgmę. Tai reiškia, kad mes nebūsim kaip pavasarinės sudžiūvusios morkos. Vitaminas E reikalingas ir estrogenų sintezei. Jeigu trūksta vitamino E, tai estrogenų sintezė dar labiau bus sumažėjusi, nes tiesiog nėra iš ko to estrogeno iškepti. Košę iš kirvio galime išvirti tik pasakoje. Vitaminas E yra antioksidantas, apsaugantis nuo oksidacinio streso. Tai yra gaisrininkas, išgesinantis ugnį, nes oksidacinis stresas yra gaisras. Kaip ir minėjau, moteriai klimakterinis periodas oksidacinis stresas padidėja ženkliai ir jeigu trūksta antioksidantų, tai pažeidžiamos yra pirmiausia visos gleivinės. Ir vitaminas E būtent yra gleivinio antioksidantas. Moterims klimakterinėme periode pradeda džiūti gleivinės. To pasiekoje prasideda bakterinės infekcijos. Nes gleivinės, kada yra išdžiūvusios, jos neturi apsaugos. Bakterinės infekcijos kyla į viršų, gali tada sukelti ir gimdos, ir kiaušidžių uždegimus. Sintetinis vitaminas E, jeigu mes jį perdozuojam, jis kaip tik skatina oksidaciją. Tai reiškia skatina vėžinius susirgimus. Turime labai žiūrėti, kokį vitaminą E vartojame. Sintetinis gali pakenkti, o mes tikrai juk nesidarome tyrimų, ar jau pakankamai, ar jau perdozavom. Natūralios kilmės vitaminas E žymimas yra D-alfa-tokoferolis ant pakuotės arba D-alfa-tokotrienolis. Yra 4 tokoferolių ir 4 tokotrienolių formos. O vaistinėse mes turim dažniausiai vieną tik formą DL-alfa tokoferolį. DL raidelės reiškia sintetinę formą. Priešingai askorbo rūgščiai tu negali pasakyti, nes vienodai ženklinama yra ir sintetinis, ir natūralus. Yra dar vienos medžiagos, kurių reikėtų nepamiršti. Tai yra aminorūgštys, tai yra baltymo dalys. Aminorūgštys yra statybinio organizmo medžiaga. Krenta raumenų tonusas ir šlapimo moteris pradeda nelaikyti. Tai labai didžiulė problema, kuri kerta per moters pasitikėjimą. Tai dažniausiai susiję su pablogėjusiu virškinimu, nes oksidacinis stresas pažeisdamas gleivines sukelia virškinimo trakto fermentų deficitą, ko pasekoje mūsų suvalgomi baltyminiai produktai yra nesuvirškinami ir organizmas negali įsisavinti baltymo. Kolageno gamyba. Kolagenas mažins raukšlių atsiradimą, taip pat gerins kraujagyslių būklę, mažins jų trūkinėjimo riziką, krešulių atsiradimą ar insulto riziką. Taip pat aminorūgštys reikalingos ir to pačio estrogeno sintezei. Taip pat aminorūgštys reikalingos yra neuromediatorių sintezei. Neuromediatoriai tai laimės hormonas serotoninas, miego hormonas melatoninas,
pasitenkinimo hormonas dopaminas, endorfinai, džiaugsmo hormonai. Šlapimo nelaikymas atsiranda dažniausiai dėl prasto raumenų tonuso, dėl amino rūgščių deficito. Ir refliuksai prasideda ir šlapimo nelaikymas gimdos moterims krenta. Magnio deficitas kartu su amino rūgštimis irgi dar labiau tą duobę kasa. Visos kitos medžiagos kaip antioksidantai, ypatingai B grupės vitaminai. Aišku, ir vitaminas C, kolageno sintezė be vitamino C neįmanoma. Mes su maistu visko negauname, ypatingai šiais laikais. Tai aš rekomenduočiau tokioms moterims susirasti pačius natūraliausius maisto papildus. Iš maisto grandinės išvis būtų idealu, nes organizmas tokius maisto papildus labai gerai įsisavina, atpažįsta ir nėra pavojaus perdozuoti, ir efektyvu, ir saugu, ir galima naudoti be jokių pertraukų. Pabaigai noriu pasakyti, niekada nelaukite tos būsenos, kada jau nusivarėte iki negalėjimo ir jau nebeliko jumyse jūsų. Ieškantiems natūralių maisto papildų rekomenduoju Neolife kompanijos maisto medžiagas. Apie tai daugiau sužinosite svetainėje neolifegerai-savijautai.ws. Rekomenduojamų Neolife kompanijos maisto papildų sąrašas. Magnis, kofermentas Q10 natūralus, vitaminas E natūralus, formula 4 treenen, Neolife Shake baltyminiai kokteiliai, vitaminas C, omega 3, vitaminas D. Parašyk komentaruose, galbūt tavo patirtis padės kitai moteriai.